Naujiena iš IMAU. Kamera su baterija ir saulės panelė. Štai turim kokią naują kameraitę ir mes ją apžvelgsim trumpai ir ją sumontavę įsivertinsim jos funkcinės galimybės. Pirmiausia, pažiūrėkime jos komplektaciją. Saulės panelė, tvirtinimas ir visai nemažai laido, kuris yra specialiai sandarus, kad nepatektų vanduo į mūsų kameros jungtį. Kameros laikiklis gali būti tvirtinamas ir taip, ir taip. Skylės yra iš visų pusių. Saulės panelės laikiklis. Sukasi taip ir dedasi saulės panelė. Štai, Wi-Fi kamera turi ir infrared, ir LED pašvietimą. Pas ją stovi labai didelės talpos baterija. Ir priešingai negu visos, arba beveik visos pakraunamos kameros, šita kamera moka ne miegoti, o dirbti 24 valandas 7 dienas per savaitę non-stop. Tai yra labai svarbu tiems, kuriems netinka baterijinės kameros vien todėl, kad jos yra miegančios. O miega todėl, kad taupo baterijos darbą ir jos prabunda PIR jutiklio dėka, kuris yra apačioje. PIR jutiklio dėka kamera prabunda iš judėjimo, dėja mažoje distancijoje, tai yra dažniausiai vos 5-10, kartais 15 metrų. Tai čia su IMAU šitas klausimas yra išspręstas, kamera gali dirbti non-stop visada. Ir priklausomai nuo pašvietimo jis yra įjungtas ar išjungtas, tai kamera gali dirbti parą arba kelias paras be sustojimo, be jokios saulės, tiesiog iš vieno pakrovimo. Tačiau jeigu yra pajungta saulė, kamera be abejo dirbs gerokai ilgiau. Na, bet žiemą saulės panelės nėra efektyvios nei ant namo stogų, nei be abejo tokios. Tačiau kaip bebūtų, tai yra puikus sprendimas ir puikiai išspręstas klausimas dėl kameros miegojimo. Ką, beliko sumontuoti ją? Kadangi mes kamerą įrenginėsime kitoje prūdo pusėje, distancija yra apie 150 metrų nuo namo, Wi-Fi žinoma iš namo tikrai netraukia, tai mes naudosime tokią anteną, jinai yra lauko sąlygoms skirta ir aprūpina Wi-Fi signalų daugmaž iki 200 metrų atviroje teritorijoje, taip kad mums tenais jos per akis užteks. Šią prekę taip pat galite įsigyti pas mus. Kamera sumontuota, saulės panelė žiūri į pietų pusę. Beliko parsisiųs programėlę IMAU Live, kuri yra nemokama ir viskas. Pasigausim Wi-Fi, pasakysim jai savo slaptažodį ir kamera galės dirbti, o mes įsivertinsim jos darbą jau eigoje.